Gerbiami svečiai, gerbiami žurnalistikos instituto bendruomenės nariai, dėstytojai ir norėjau pasakyti visų pirma, bet visų paskutiniai tikrieji šios dienos šio kaimelio šeimininkai, žurnalistikos instituto studentai. Taigi, mėly žurnalistai, džiaugiuosi, kad po keletos metų pertraukos mes vėl susirinkome tokioj draugijoje, nuo mažiausio iki didžiausio, būsimieji žurnalistai, patyrę žurnalistai, ir netrukus prasidėsianti ceremonija labai akivaizdžiai pademonstruos tą įvairių žurnalistikos kartų ryšį. Netrukus čia buvau parengęs tekstą ant scenos kops, bet scenos nėra. Tai netrukus prieš jūs pasirodys ir bus apdovanoti studentai už pačią pirmąją praktiką atliktą regioninėje spaudoje. Studentai pasiekę pirmąją brandą, tai yra bus apdovanoti už geriausią baigiamąjį kūrybinį darbą. Ir šiandien bus apdovanoti prestižinių žurnalistų sąjungos premijų laureatai. Taigi, dar kartą džiaugiuosi, kad mes vėl susirinkome būtent tokiu būriu. Džiaugiuosi, kad Saulė laimina mūsų susitikimą, nes tai būna ne kiekvienais metais. Ir džiaugiuosi galėdamas padėkoti mūsų socialiniams partneriams, kurie iš tikrųjų ne vieneri metai yra įsteigę apdovanojimus. Tai yra Nacionaliniai rajonų ir miestų laikraščių leidėjų asociacijai, Lietuvos žurnalistų sąjungai, Lietuvos radijo ir televizijos komisijai ir Delfi LT portalui. Kadangi čia prieš save matau Lietuvos radijo ir televizijos generalinį direktorių, tai aš manau, kad kitais metais Nacionalinis radijas ir televizija irgi bus įsteigęs savo apdovanojimą ir mes turėsime dar vieną nominaciją. Taip, linksi galvą gerbiamas generalinis ir mes turėsime jau 5 nominacijas kitais metais. Taigi, džiaugiuosi būdamas drauge su jumis. Ačiū.